Bushido ir KOK turnyras Vilniuje, kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje. Sergej Maslobojev, Raimundas Krilavičius, Ignas Barysas, Sergej Greičicho, Nauris Lukošiūnas, Edvinas Šalkovskis ir daugelis kitų vieno vakaro metu. Sveiki gerbimi žiūrovai, čia kovinio sporto laida Bushido ringas ir noriu pasisveikinti su ypatingu svečiu Sergej Greičicho. Labas, Sergejau. Labą dieną. Labai seniai matytas ir didžiajame sporte, ir koviniuose renginiuose. Kurį laiką nekovoji Lietuvoje, ar ne? Taip, gan ilgą laiko tarpą nekovojau Lietuvoje, kovojau užsienyje nemažai, bet nuo 19 metų paskutinė kova buvo Japonija su Craig Johnsu grappling taisyklėmis ir paskui turėjau keletą operacijų alkūnės sąnario, gan rimtų operacijų ir dabar jaučiuosi, kad... Traumos išgijo, ar taip, ne? traumos išgijo, savijauta pagerėjo, tai norėtųsi dar kažkiek pakovoti ir padžiuginti būtent Lietuvos publiką. Kovoti Lietuvoje ir kovoti užsienyje, skirtumas turbūt yra, ar ne? Man tai skirtumas didžiulis, kadangi prieš Lietuvos žiūrovus, savo draugus jaučiu labai didelį atsakomybę. Užsienė man šiek tiek kovoti lengviau, bet tuo pačiu galbūt profesionaliame sporte Lietuvoje kovojau iš tiesų labai mažai. Taip. Tai tą spragą norėčiau ir užpildyti. Sakyk, kovojant užsienyje, ypač jeigu kovoji su užsienio vietiniu kovotoju, tas kovotojas jaučia sirgalių palaikymą. Bet sirgalių palaikymas, sakykime, Lietuvoje tave palaiko, vėl blaško, neblaško, kokios emocijos, adrenalinas ir panašiai. Lietuvoje, kaip ir sakėjai, atsakomybė yra didelė, vis tiek, sakykime, mintise esi prisižadėjęs nugalėti ir šeimai, ir draugams ir panašiai. Tave palaiko žiūrovai, užsienyje žiūrovai palaiko, sakykime, vietinį kovotoją, ar ne? Ir ar nesigauna tokio diskomforto? Pavyzdžiui, užsienį einant, ten švilpia galbūt tau ir matai, kad jau palaikymas yra 100% toje pusėje. Kaip psichologiškai susitvarkai? Aš manau, tas mane kaip tik motyvuodavo, kad jaučiau palaikymą būtent priešininkų atžvilgiu. Taip. Tai, kaip ir minėjau, nejausdavau jokios atsakomybės, susiteldavau į tą kovą būtent ir stengiausi kovoti iki galo. Jo, Lietuvoje truputėlį bus kitas atvejis, bet irgi stengsiu susikaupti ir susikoncentruoti ties savo priešininku. Koks tu kovotojas esi? Ką tau sako, pavyzdžiui, draugai, ką tu pats jauti? Aštrus esi, labiau stebintis ir analizuojantis ir laukiantis tam tikro momento, bet koks tu kovotojas esi? Aš manau, kad aš einu su savo planu, turiu savo taktiką, strategiją ir stengiuosi jos laikytis. Bet galiu pasakyti, kad esu ne iš tų kovotojų, kuris eina į pasikeitimų smūgiais. Galbūt kartais ta žiūrovam ir nelabai patinka, bet stengiuosi visą laiką kovą užbaigti techniškai ir gražiai. Taip privers savo priešininką pasiduoti. O kaip žmogus esi ramus ar užsidegantis, pavyzdžiui, kažkas? Ne, esu ramus ir tą atspindi ir mano kovos, kad jos galbūt yra šiek tiek ramesnės. Per spaudos konferencijas virimus būna dieną prieš turnyrą, akis į akį susitinka priešininkai. Ką jis turėtų padaryti, kad tave išvesti iš kantrybės? Kol kas nebuvo dar tokių atvejų, kad išvestų iš kantrybės. Taip, be abejo, pakalbėdavo ir užsienyje tie priešininkai ir žadėdavo ir nokautuoti, pajungti ir taip toliau, bet sunkiai jam tas sekdavosi. Tu mintise šypsodavai? Taip, aš taip mintise galvodavau, palauk, kova viską parodys. Sergejau, kaip prasidėjo tavo kelias į kovinius menus? Visgi vieni pradeda sportuoti, sakykime, šiek tiek labiau paaugę, kiti nuo vaikystės. Kaip tau viskas prasidėjo? Pradėjau užsiiminėti kovos menais nuo 9 metų. Tada pirmoji sporto šaka buvo mano pankrationas, labai populiaru buvo Vilniuje. O pradėjau sportuoti dėl to, kad būdamas vaikas, sumušė mane, taip sakant. Ir tėvas pasakė, kad aš dabar tave galiu apginti, bet kai tu paaugsi, aš pasensiu, aš tau padėti niekom negalėsiu. Ir tai buvo man didžiulė motyvacija, ne tai, kad atkeršyt, bet būti stipriam. Taip. Ir gavau motivacijos visam gyvenimui į priekį. Iš tikrųjų prisimindavau visą laiką tą momentą, kai atėjau apsiverkęs namo ir norėjau būti stiprus. Buvau ne aukšto ūgio, žemas, tai reikėjo mokėti, 90-aisiais reikėjo mokėti pastovėti už save. Tuo labiau per televiziją rodėdavo daug tų tokių motyvuojančių filmų, Rokis Balbo su Van Damu, tai tikrai motyvacijos užtekdavo, tai atsistodavau prieš veidrodį ir imituodavau tą kovą, užpuolimą ir kovą. Tai Pankrationą pradėjai, kiek laiko sportavai? Vis tiek turbūt perėjai per keletą. Jo, kažkur iki 5 metų sportavau pankrationą, ta prasme 5 metus sportavau pankrationą ir paskui perėjau į sambo imtynės. Taip, tai iš smūgiuotojo pasidariau imtyninku. Tai pradžioje sekdavosi labai sunkiai,
kadangi Pankratijoną per 5 metus nepralaimėjau nei vienos kovos, visos kovos buvo laimėtos ir teko ir Latvijoje dalyvauti, netgi į Maskvą važiuoti ir perėjau imtynės ir sekė vien pralaimėjimai, o aš tuo metu tai turėjau gan nemažą pasitikėjimą Pankratijonės smūgiavimą ir imtynės reikėjo pradėti viską iš naujo. O kodėl perėjai, jeigu sekėsi Pankratijonė, kokios priežastys buvo, kad perėjai imtynės? Tiesiog tėvai nusprendė mane pervesti būtent į imtynės, nes aš paraleliai jau sportavau ir Pankratijoną ir imtynės ir gal tikėjosi, kad perspektyva bus didesnė imtynėse. Ir šiaip jam atrodė, visgi imtynės yra saugesnė sporto šaka, kadangi nėra tų smūgių, kaip ir vaiko vystymuisi, tai yra akrobatika, gimnastika, bendras fizinis pasirengimas, tai matyti tėvam pasirodė, kad tos imtynės labiau tinka. O po imtynių, ar likai imtynėse, ar vėl keitei kažką tai? Jo, imtynėse išlikau labai ilgai, tik tai gal pradėjau miksuoti tas imtynės, laisvėsias imtynės, į grappling, iš sambo labiau susikoncentravau į grappling imtynės, tas Lietuvoje labai pradėjo populiarėti braziliškos jiu-jitsu imtynės ir grappling, tai teko nemažai dalyvau grappling imtynėse. Ir be abejo, nuo 18 metų, man atrodo, 18 metų ir buvo mano pirmoji MMA kova. Atsiminė? Taip. Tai buvo kelionė į Japoniją ir būtent su Bushido organizacija. Wow. Būdamas 18 metų kovojau su, atsimenu netgi pavardę, Masayuki Okuda, su vietiniu japonu. Tada dar skrydom žinatelis Remigijus Markevičius, Darius Kliaudys ir Erikas Petraitis. Taip, tai labai rimta kompanija, tai tokie jau patyrė kovotojai tuo metu, tai man irgi buvo motyvacija ten dalyvauti. Ir ta kova baigėsi lygiosiamis pagal ZST taisyklės, tai be abejo didžiulė motyvacija. Ir ta pirma kova Japonijai, aš sakyčiau, aš įsimylėjau Japoniją, kadangi tu pradedi daryti veiksmą imtynės ir japonai jau jie žiūri, jau jie mato, ką tu nori daryti. Tai tas man buvo labai neįprasta. Supranta publika, ar ne? Supranta būtent tas kovos meną. O pati Japonija, visgi, vėlgi, pirma kova MMA ir iš karto į Japoniją, ar ne? Ir sunku atsiminti tą momentą, be abejo, jaudulys buvo ir dabar aš kaip ir suprantu, kad man trūko ir tos smūgiavimo technikos, daugiau pasitikėjau imtynėm, tai tas visas smūgiavimas ir būtent tas tikras MMA atėjo su laiku. Bet tada, sakau, labiau teko kovoti su imtynių bagažu. Pradėjus sportuoti, na be abejonės, kada pradedi sportuoti jau rimčiau, kad dalyvauti varžybose ir panašiai, krūvis būna didelis, tiek fizinis, ko gero, tiek psichologinis, turi atsisakyti daugelio dalykų, ar ne, labiau nerti į sportą, į treniruotės. Kas buvo pačiam sunkiausia pradžioje? Iš tikrųjų turėjau labai didelę motivaciją. Man netgi labai paprastas toks momentas, ateidavau nusipirkti maisto papildų ir man sakydavo, tai čia pre-workoutas, šitas geras prieš treniruotę, tonizuoja, motyvuoja, padeda susikoncentruoti. Aš sakau, man pre-workouto nereikia, sakau, aš labai turiu didelę motivaciją. Tai tas, kaip ir minėjau, nuo vaikystės, tas momentas, kai buvau nuskriaustas, tai tas variklis būtent vedė mane į priekį. Tai sakau, labai susitvarkydavau ir sportuodavau ir prieš darbą, ir po darbo 2 treniruotės iš eilės darydavau, tai būdavo 3 treniruotės į dieną, tai motivacija būdavo didžiulė. Tai netgi treneriai mane varydavo iš salės. Per ilgai užsibūnu. Tai čia iš kitos pusės gal ir neturėjau tokio žmogaus šalia, kuris mane pristabdytų truputėlį, nes dažnai išeidavau į varžybas pervargęs. Taip, dabar aš suprantu ir dirbdamas su savo mokiniais, taip, aš galiu jam paaiškinti tos dalykus, bet būdamas jaunas tokių dalykų nesuprasdavau. Atrodo, tu pavargsti, tau sekasi sunkiau, o tu dar save labiau apkrauni, duodi dar didesnį krūvį ir iš vis įkrenti į duobę. Ir išeini į varžybas toks be noro kovoti. Tos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD. Sakyk, pačiam per karjerą, kuri kova buvo pati įsimintiniausia? Nesvarbu, tai pergalė, pralaimėjimas, bet tiesiog pačiam tokį jautėjai viduj, kad wow, šita kova buvo mano gyvenimo kova. Aš manau, gal labiausiai įsimenu būtent tas kovas, kur laimiu paskutiniam sekundėm kovos. Ir buvo viena paskutiniųjų kovų, 17 metais dėl VKN pasaulio diržo.
kovojau Slovakijoje su vietiniu kovotoju ir atlikau skausmingą kojos laužimą likus galbūt 20 sekundžių iki kovos pabaigos. O kova buvo apylygė. Apylygė kova buvo, bet aš supratau, kad pergalė atiduos vietiniam kovotojui ir taip ten likus 20 gal 30 sekundžių taip atlikau skausmingą veiksmą kojos, tai aišku buvo įsimintina labai ir netgi mačiau tokius nepatenkintus veidus organizatorių, kai... Kad nebuvo kaip taip, jaučia. Taip. Sakyk, pralaimėjimas. Visą laiką apie pralaimėjimą yra galbūt sudėtingiausia kalbėti, nes vienus kovotojus pralaimėjimas galbūt nusodina truputėlį, jisai galvoja, ar aš čia gerų kelių einu ir panašiai, kitus galbūt labiau kaip tik priverčia treniruotis. Buvo per tavo karjerą pralaimėjimą? Taip, be abejo. Kaip susimotyvuodavai, kad važiuojam toliau, viskas ok, tai dar tik vienas laiptelis, keliamės ir einam į priekį? Kažkaip su to problemų labai ir nebūdavo daug. Taip, žiūrėjau kaip į darbą. Ir netgi kas neįprasta, tekdavo kovoti, tarkim, per mėnesį 3 kartus MMA kovose. Turėjau ten 2-3 prakirtimus, kitą savaitę važiuojau dalyvauti kitose varžybose. Ta prasme, kažkaip mažiau kreipdavo dėmesį į tokius dalykus. Tiesiog priiminėjai kaip treniruotė, eini dalyvauti varžybose. Ir, kaip žinot, pagrindinė kovodavo užsienė, taip, ir buvo iš tikrųjų labai sunku pasirinkti arba atsisakyti, kadangi jeigu tu atsisakai, kitą kartą tavęs nepakvies, tai stengiausi visur dalyvauti ir visur kovoti. Bet ta pati motivacija, pavyzdžiui, nesigavo padaryti savo plano, pralaimėjimas, ką veiki tada? Grįžti namo, medituoji, pasižiūri filmą su Van Damu, užsiemi kažkokią tai veiklą, užsimiršti ar bėgi vėl į sporto salę, šlifuoji veiksmus? Dažniausiai būdavo, kad bėgdavau vėl į sporto salę, nes į tą sportą žiūrėjau labai fanatiškai, su didelė atsakomybė. Dėl to po varžybų grįždavau, netgi ir po laimėtos kovos grįždavau iškart į treniruotes sekančią dieną. Taip, kažkaip psichologiškai susitvarkydavau su savim, ties to dalykų tikrai neturėjau jokių problemų. Tai jo, motivacijos užteko ir... O dabar ta motivacija perduodi jaunimui, ar motyvuoti dabartiniai sportininkai yra? Ar visgi iš tų 90-ųjų sunku perduoti tą ugnelę tokią? Iš tikrųjų, tų 90-ųjų vaikai, jie buvo labiau motyvuoti. Jie turėjo mažiau žinių, bet jie tikrai dėjo visas pastangas, kad pasiekti rezultatą. Dabar yra visas galimybės. Taip, YouTube'as pilnas veiksmų, pilnas kovų, gali analizuoti. Treneriai turi žymiai daugiau žinių, bet tą jaunimą motyvuoti gan sunku. Bet nepaisant to, vis tiek turiu labai gerų mokinių, kurie tapo netgi pasaulio čempionais. Taip, šiemet mokinys, kuris sportuoja pas mane nuo 5 metų, tai sportuoja vis jau 13 metų pas mane, tai Lenkijoje tapo UVV grappling pasaulio čempionu ir Abu Dabėje mėgėjų MMA 3 vietos laimėtojų. Tai kad pasiekti tokį rezultatą, tai... Prakaito išlieta daug. Taip, prakaito išlieta daug, tai taip, vis tiek vienas kitas vaikinas vis tiek yra gan motyvuotas. Bet ta motyvacija irgi atėjo per tam tikrą laiko tarpą. Įsivažiavo ir tikrai mato save kaip kovotų ir aš manau, kad netolimoje ateityje pamatysime tos kovotojus kovojančius būtent KOK ringe. Sergėjau, kovoti pačiam ir leisti į ringą savo auklėtinį. Kur jaudinės labiau? Kovoti pačiam yra žymiai lengviau. Netgi iš senesnių laikų, kaip išvedinėjau savo draugus kovotojus, tai baimės buvo žymiai daugiau. Taigi netgi mane draugai jau ramindavo, sako, Sergėjau, raminkis, net pas mane drebėdavo rankos. Drebėdavo rankos ir ta baimė, nes tu nežinai, kaip bus, kaip seksis. Kaip už save tu gali atsakyti, daugmaž turi strategiją, viskas normaliai apšyli, prakaitas išbėga, viskas liuks, eini kovoji. Tai irgi, kai išvedinėjai savo mokinį, tai taip, jauti atsakomybę ir prieš jį, kadangi tu įruošėjai varžybom, jauti atsakomybę prieš tėvus. Tai jo, ir prieš save, ir prieš tėvus, ir prieš jį. Taip. Ir atsakomybė, ar tinkamai paruoši sportininką, ar ta technika, tavo strategija veikia, neveikia. Dabar užsiemi vien profesionalių sportų, ar ne? Tai ir sportuoji pats ir treniruoji. Taip. Ar turi kažkokį dar hobį? Taip, be abejo, turiu hobį. Vienas toks hobis, kur mane seka jau nuo pačios vaikystės, irgi gal nuo 5-4 metų, tai žvejyba.
Tai kokią didžiausią žuvį pagavęs esi? Ir lydekų didelių, ir karpių didelių. Lydeka gal 5 kg, karpis 8 kg. Tai va ta žvejyba, tai būtent ta veikla, kuri mane ramina, taip, ir ypatingai mėgstu gamtą, su valtelį išplaukti, su savo tėvų ramiai, kokį šeštadienį, sekmadienį, ypatingai kokį pavasarį, vasarą pažvejoti, tai yra čia Čilas, mano atsigavimas, čilas, taip, tokia kaip ir meditacija tuo pačiu, kai trauki tą lydeką, meškerė sulinkus, tai pamiršti ir apie darbus, sportus, apie visas kovas, tai atsipalaiduoju pilnu 100%. Tai labai buvo smagu iš tikrųjų su tavim, Sergejau, pakalbėti. Man atrodo, mes galėtume dar vieną laidą kalbėti. Tiek daug yra įdomių gyvenimo momentų, apie ką norėtųsi. Bet man atrodo, kad mes galėsime ir ateities laidose truputėlį dar pasikalbėti apie vieną ar kitą tavo gyvenimo ir sporto aspektą. O dabar pačiai pabaigai aš noriu, kad tu į kamerą galbūt perduotum kažkokią tai žinią, kažkokį tai palinkėjimą ar patarimą visai jaunai kartai. Na, kaip žinia, dabar jaunoji karta laiką leidžia prie kompiuterių ir panašiai. Tai kaip, keliais žodžiais, žinutė tėvams, žinutė jaunimui, kad ateiti, kad sportuoti, kad palaikyti sveiką gyvenimo būdą. Taip, tai jaunimui patarčiau tobulėti, nesustoti ir tobulėti ne tik sporto, bet ir moksluose, nes tai tikrai pravers gyvenime. Na kągi, gerbiami žiūrovai, čia buvo kovinio sporto laida Bushido ringas, Sergej Greičicho viešėjo pas mus, na, o mes jį pamatysime kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje, didžiajame Bushido ir Kyokai turnyre. Noriu priminti, kad išankstinius bilietus galite įsigyti Bilietai LT platformoje, o visa informacija socialiniuose tinkluose ir taip pat interneto svetainėse kyokaifights.com ir bushido.lt. Ačiū Sergejau, kad lankėsi mūsų laidoje, iki naujų susitikimų. Iki. Viso. Bushido ir Kyokai turnyras Vilniuje, kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje. Sergej Maslobojev, Raimundas Krilavičius, Ignas Barysas, Sergej Greičicho, Nauris Lukošiūnas, Edvinas Šalkovskis ir daugelis kitų vieno vakaro metu. Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD.